Tai jo, yra tokia dėla, kad šis video filmuotas yra prieš pusę metų, tai buvo pavasaris, tai mes kalbam apie gerą orą, kad čia šyla, čia bla bla bla. Tai jo, ten yra balandžio 11, sorry, ilgai nedirbau su ties video, dabar pateikiu, prašau, turėkit, mėgaukitės. Sveiki, mano rasas ir šiandien susitinkame vlogę. Taip, karočią, ir tokia dėla, laukia ir 16 laipsnių šilta, šiandien kaip ir neturiu planų nei ką veikti tik vakare, tai pamaniau, reikia man užkurti savo AliExpressinį droną, droniuką, mažiuką ir kažkur nuvaryti. Tai jau varysiu į kokį kalnų parką ar prie 3 kryžių, pamėginsimės jį ten užkur patestuoti. Noris prisiminti ar be moku ten skraidyti. Tai visų pirma, manau, kad būtų labai gera mintis patestuoti, ar tas dronas beveikia, kadangi pasisik buvo leistas per minusą, kai keturačių vlogą filmavom. Žinoma, nes man dabar rodo kažką su baterija, kad jinai lyg ir nesikrauna, tai aš noriu pažiūrėti, ar jis veiks ir ar verta man kažkur iš vis išvažiuoti. Ok, tai viskas veikia. Sakė, ir mūsų Valentas prisijungs, o ne? Taip, pabiškai. Jo, važiuojam. Man Valentas sakė, pavosit jo mašiną, tai einam su Valentu pavosit jo mašinas vidaus. Ne, Valentai? Labai skaniai kvepia. Gerai, žinos, einam pavosit ir gal pats savo mašiną tokį įsidėsiu. Momentas tiesos. Blema, kvepia visai neblogai. Toksai įdomus kvapukas. O taip Valentas prabangiai iš viso visą kvepalų bonkę nusipirko. Vienu žodžiu naujiena tokia, kad į viršų nebegalim su mašina užvažiuoti, tik tais neįgalių į vietas tėra. Tai teko aikštelį palikti mašiną. Ir dar už parkingą susimokėti. Iš viso, turistam čia nieko nebeduoda. Dabar turime aukščiausią kalną lipti, nesuprant, Valentai. Nežinau. Tu irgi reiškia nepasitenkinimą. Taip, galėtų kažkokia transporto priemonė būtų, kad užkeltų namus. Aš irgi taip manau. Visai gerai. Bet oras, visai liuks. Matom, yra laiptai, ant kurių neįleidžia žmonių, bet ateityje įleisti, bus gan smagu užlipti. Šiaip smagu, kad čia renovuoja, tvarko viską, tai turėsim ateityje gražumą. Karočią, aš jau baigiu nudusti. Valens, nežinau. Viskas gerai, fainai čia, kylam. Jam gerai, aš tai biški storas. Dūst. Aš anksčiau čia su mašina užvažiuodavau. Kas per laikai atėjo. Tai pasiekėm savo tikslų, užlipom, bet pievutė, ant kurios norėjau droną paleisti ir žmonėme trukdyti, tai nesigaus, nes negalima. Atsargiai vyksta statybos darbai. Va, su visų garsinimu. Eiti. Einam. Kodėl? Atsargiai vyksta statybos darbai, kablelis eiti. Einam. Supratau. Eiti, reikia eiti. Nu čia kaip visada vaizdas. Nuostabus. Atsiveria Vilnius. Nice. Ir Gedimino pilies bokštas. Vienu žodžiu, ten aš neleisiu prie 3 kryžių to drono, nes jisai yra kinietiškas, kaip visi žino, ir vėjas nuneš. Judam iki dar nuspievos. Tai va, pažiūrėsim ten. Jo. Valentas sakė, mūsų planai keičiasi, eisim 100 km aplink Vilnių. Judam. Eisim. Gerai, atėjome kitos pievos, ten yra, nežinau kaip vienas, kaip ir Kalnų parko strada, jau čia nežinau, ten Vilnius susimatas. O čia yra tokia aikštelė, pieva. Tik čia irgi vėjo yra nemažai. Pliusas tame, kad čia nėra žmonių, todėl aš galiu skraidyti čia, nes šiaip prie žmonių nelabai galim skraidyti. Atsargiai šūdą neįmen. Tai išbandysim, kaip tas mano droniukas bedirba. Ir dronas prisijungia su pulteliu su visko, bereikia jo kalibracijos. Tai išduosiu Valentą dabar operatorį, šiaip neveltui, tai pasikviečiau. Kaip tas nereikia. Rimtai? Jo, bet man reikia, kad tu pafilmuotum. Tai žodžiu, aš noriu atlikti kalibraciją dabar. Tai kad jis man neišskristų random į pievą. Tai ar kažkur. Tai va. Tai man rodo apsisukti. Jo. Dabar taip numest. Ir ištiesim. Gerai, galim pabandyti pakilti. Aišku, vėjas milžiniškas, tai tikriausiai mes prarasim tą droną šiandien, prognozuoju. Ir jisai nemato, kad jis yra normaliai vietoj pakilimui. O, ready. Viskas, bet vėjas belegos, aš nežinau, kaip mes pakilsim. Iš vis, ką jūs girdit. Jo, tai žodžiu, čia yra pieva, ten kažkur 3 kryžiai, pamėginsiu jį pakelti aukščiau, kad matyt, bet pirmą gal reiktų prisiminti, kaip jis skraido. Tai jį neša biški šonu. Ar aš nešu? Aš jį nešu šonu. Gerai kontrolsu. Nelabai atsimenu, bet atsimenu, kaip Valentui galvą nukirpti. Gerai, aš gal nuvarysiu dabar. Gal aš jungsiu filmavimą. O, jungiu dabar.
Nuvarau aš tada iki galo. Gerai, jis man grįžta. Ok. Ar, žiūrėk, varant, jis stovi stabiliai ar ne? Jis leidžias. Jeigu aš jį gan aukštai pakelsiu, man atrodo, mes jį prarasim. Vėjas yra šiaip, žiūrėjau, 6 arba 5 metrai per sekundę. Bandom. Kas yra tikrai Bandom. nelabai, jo, jį ten išneša. Arba kalibracija blogai atlikta. Ne, kalibracija gera, vėjas išneša. Aš nežinau, aš noriu tada atsukti gal į Vilniaus pusę labiau, senamiesčio. Ar tada po biškį bandyti, aš nematau per saulę pats ekrano. Nematau pats ekrano. Jis lyg ir kyla. Ir aš jo labai nenorėčiau prarasti. Kažkada atsimenu, buvau praradęs. Ieškau 200 metrų spindulių, radau nuo namų, gal buvo 300 metrų. Tai ne, 200-300 metrų. Ir mes matome Vilnių, bet jis kreivai kažkodėl stovi. Ir ar jį nenuneš... Aš labai bijau jį labai aukštai pakelti. Bet mes matome televizijos bokštą ir visą kitką. Nu jo, okei. Supratau, aš jį labai bijau aukštai pakelti, nes... Vienintelis dronas, kurį dabar turiu. Daryk flipą. Ai, tu nori flipo? Tai čia jau reikėtų FPV drono, to sportinio, tokio neišeitų, bet galim pamėginti. Žiūrėk, parskrisim į tave ir padarysim flipą, žiūrėk. Okay. Žiūrėk. Čia jau montažo magija padarys, kaip toliau turi būti. Aš žinau, Valentai, tu esi skraidęs ar nesi, aš nebeatsimenu. Biškė liktais esu skraidęs. Ar nori išbandyti tu? Dabar vėl. Tu nenori šito drono turėti, ne? Tai gerai. Aš noriu turėti. Gerai, kadangi aš tingiu ten eiti toliau, aš nuskrisiu su dronu, pažiūrėsiu, kas ten yra. Ir jūs lyg ir turėtumėt dabar kažką mane grąžino atgal. Kas ten yra, aš pats nematau. Nu, žodžiu, ten kažkas yra. Karoči, radom tokią vietą, kur aš nepasitikiu savim ir jaučiu su dronu nepaeisiu, nupūs vėjas arba dar kažkas nutiks. Bet į šitą tarpą reikia pamėginti nuskristi, pasileisti. Ir praskris pro mumis. Ir tada gal ir išeis kadras kažkoks geras, bet ta kamera yra šūdina, tai kadras neišeis geras ir aš jį paleisiu nuo suoliuko. Kus nebeveikia? Ai, pultas išjungtas. Nežinau, aš bijau, aš nukritau, bijau prie jo būti šiaip. Gerai, tai gerai, idėja tokia, kad aš ten nuskrendu, praskrendu pro mumis kažkaip. Ir neįstringu mediją. Žiūrėk, aš jau žemiau negu žemė. Mūsų. Aha. Gerai. Jis jau žemiau. Bet kaip tu dabar? Žiūrėk, viskas sekas. Viskas kol kas good. Ir aš matau mus. Aš mus matau. Gerai, kietai visai. Tai kontrolės nelabai moku, ten žmonės pareina, mačiau. Visai neblogai, ant suoliuko aš jaučiu, jo nenutupdysiu. Bandyk. Ar dar kart bandom ten nuskristi? Ar jis lapą supjaustė? Biškį. Snukį į apačią dėjo. Tai va taip turim. Paėjo mūsų planas ir mes drono nepraradom. Pasisekė šį kartą. Jo. Nu jo. Tai va, atsiradom kažkokiai įdomiai vietai, ten turim 3 kryžius ir gal dabar paėsios kažkaip pamatyti ir daugiau Vilniaus. Tai jo, manau, kad galim bandyti leisti drono, iš naujo reikia pasitraukti. Atspėjau. Žodžiu, vėjas kyla, vis kyla ir mes droną vis rizikuojam daugiau prarasti. Gerai, kylam. Ir jis išsikrauna. Nu, 3 kryžiai nesimato, ne? Bet Vilnius matos. Vienu žodžiu,
kadrų bus tik tiek kol kas, nes Jonas sugalvoja išsikrauti. Tai va, kol aš jį nuleidinėjus, galiu savo subscribe mygtuką, paspaus laiką. Ir kitas vlogas, manau, jau bus gal ne su šito dronu, pirksiu naują ir ačiū žmonėm, kurie doneitina streamuose, vadinasi, bus galima tokį nusipirkti, va, ačiū visiems, o šiaip per ekraną dabar eina nariai ir susismį kitą kartą. Iki chebrytę. Minutė, kem 5 sekundės.